Labai yra geras dalykas, kai grįžti po darbo, galva kvadratinė. Tai įsitaškai, įsimaudai, viskas nuslūksta, labai gera būna paskui, fiziškai įsikrauni. Ir, ir kaip Arvydas mero patarėjas pastebėjęs yra, vienas ratas minus 2 kg, merginom labai patinka. Taip pasileisdamas skrosti Zaraso ežero vandenį kalbėjo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, kuris prieš keletą metų atsistojęs ant vandenlentės, dabar jau yra tikras fanatas ir tuo stengiasi užkrėsti kitus. Kaip vanduo? Šlapias ir toks šaltas. Bet pas mus bent jau čia yra kostiumai, kurie yra šiek tiek storesni. 3 mm, tai tie, kurie maudosi iki spalio praktiškai vidurio, galima plaukioti ir tokio šalčio nejausti. Tai šitoje vietoje pats sezonas gali prasidėti tik tai nutirpus ledui ir pasibaigti tiem mėgėjam, jau tokiam profesionalam fanatam, tai kol ledas jau užšalo. Tai šitoje vietoje tokia sporto šaka, kur gali trukti vos ne pusmetį. Zaraso ežero saloje įsikūręs vandenlenčių parkas oficialiai veiklą pradėjo tik šiemet ir laukia visų norinčių išbandyti ekstremalų plaukimą. Čia jau pastatyti 2 profesionalūs ir mėgėjiškas tramplinas, neseniai atkeliavo boksas. Vadinamąjį Veik parką Zarasuose vis dažniau atranda ir turistai. Kol kas iš esmės lanko pagrindė lietuviai, bet taip pat atvyksta užsieniečių. Pradėkime nuo Latvių rusų. Buvo kompanija iš Prancūzijos atvykusi, bandė sotis ant lentų. Tai tikimės, sulauksim ir daugiau tokių svečių. Aišku, tai labiau patinka jaunimui, jaunimas yra drąsesnis pradėti šitą reikalą, stoti ant lentos. Bet taip pat turime įrangą, kuri tinka ir netokiem drąsiem, tai yra kelialentės, taip vadinamos. Su jom galima čiuožti atsiklaupus ant kelių ir patirti taip pat puikių įspūdžių. Pasak Zarasų laisvalaikio centro vadovo, Zaraso saloje įsikūręs Veik parkas patrauklus ne tik supančia gamta, bet ir tuo, kad turi ilgiausią trasą Lietuvoje. Tad yra tinkamas profesionalams, tačiau puikiai pritaikytas ir pirmą kartą bandantiems. Turime atsakingus asmenys, kurie gali padėti pirmą kartą stojantiems, patarti gali. Taip pat labai noriai patarimais dalinasi patys čiuožėjai, kurie jau yra labiau patyrę. Tiesiog, žinoma, daugiau vaikinai patarė merginom negu vaikinam, bet užtenka ir vaikinam patarančių. Veik arba vandenlenčių parkas viliamasi, kad taps dar vienu turistų traukos objektu ir skatins aktyviai leisti laisvalaikį ne tik poilsiautojus, bet ir vietos gyventojus. Beje, čia galima išsinuomoti visą reikalingą įrangą, o vandens pramogomis mėgautis iki vėlyvo rudens.